Sveiki, internete galima surasti labai daug įrašų iš tuščių narvų, kur rodomos, kaip baisiai laikomi gyvūnai ūkinėse fermose. Viskas būtų labai gerai, jeigu tie vaizdai būtų iš Lietuvos ūkių. Dažnai paimama vaizdai iš trečių šalių ir bandoma įteikti, kad taip yra normali praktika Lietuvoje. Pašnekėkime apie vištų laikymą narveliuose. Tai buvo pakankamai įprasta praktika laikyti ir neturi savo pliusų, nes tokie kiaušiniai yra saugesni, bet nežiūrint to, kad yra toks spaudimas, dauguma kiaušinių gamintojų pereina į vištų laikymą ant kraiko. Kokie yra pliusai, minusai? Didžiausias minusas, kad tai yra brangesnis laikymas ir kiaušiniai ne visada išlieka tokios pačios kokybės biosaugos atžvilgių arba užkrato. Kai kurios šalys netgi atsisako pirkti vištų laikomų laisvai arba laikomų ant kraiko kiaušinius, suprasdami visas rizikas. Ir ką aš norėčiau pakviesti tuščius narvus ir kitas organizacijas, iš tikrųjų mes galime sėsti, diskutuoti ir rodyti tuos vaizdus iš Lietuvos fermų, kad iš tikrųjų mes neklaidintumėm visuomenės ir nedarytumėm kažkokių tai baubų.